Birželio 13 yra įsimintina Albinai Kavaliauskaitei, Karoliniškių poliklinikos medikų profesinės sąjungos tarybos pirmininkiai. Ji tą dieną teismo sprendimu atgavo savo profsąjungą. Šiandien kalbamės apie šituos teisminius dalykus. Mūsų pokalbė taip pat dalyvauja advokato padėjėjas Karolis Kurapka. Gerbiama Albina Kavaliauskaitė, taigi kas atsitiko Birželio 13-ąją? Birželio 13 šių metų Birželio 13 antras apylinkės teismas pripažino, kad daugiau kaip prieš metus užgrobę medikų profesinę sąjungą, buvo tie veiksmai neteisėti ir susirinkimo metu, kurie buvo išrinkta nauja taryba, pripažino tos susirinkimų sprendimus neteisėtus ir po to sekusių kelių susirinkimų sprendimus neteisėtis. Visa ta istorija prasidėjo 11 metų balandžio 8 dieną, balandžio 7 dieną, kada medikų profesinės sąjungos tarybos nariai gavo krūvą prašymų laikyti profesinės sąjungos nariais ir iš karto, jeigu įteiktas šaukimas į neeilinį susirinkimą, pasivadinusių profesinės sąjungos nariais. Ir kitą dieną buvo organizuotas tas susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja taryba, visiškai neinformavus buvusios profesinės tos sąjungos senesniųjų narių, tai anksčiau įstojusių narių. Tiesiog žmonės sugalvojo, kad jie nori būti nariais ir jau to pakankamai užtenka, kad galima užvaldyti profesinę sąjungą. Ir praktiškai ėmėsi visų veiksmų, kad pašalinti prieš tai išrinktą tarybą 5 metams, pašalinti narius, tos tikruosius profesinės sąjungos ir maždaug jie tapo vienvaldžiais lyderiais, valdytojais tos profsąjungos. Tai iš jūsų buvo ir kas atimtas antspaudas? Norėjo iš manęs atimti antspaudą su policijos pagalba. Iš pradžių rašė laiškus, kad tu grąžink savanoriškai antspaudą, tiesiog profesinės sąjungos dokumentus, bet kadangi kažkaip tarybos pirmininkė ir žinojau tarybos sprendimą, kad taryba nusprendė jų nepriimti į profesinę sąjungą, todėl kad jie net nepateikė prašymų, kad nori įstoti, jie pateikė prašymą, kad juos laikyti profesinės sąjungos nariais. O profesinės sąjungos nariais gali laikyti tik tuomet, kai jeigu žmogus yra tos profesinės sąjungos narių. Ir todėl mes to antspaudo ir dokumentų negrąžinom, tuomet ėmėsi veiksmų, jie per policijos nuovadą paprašė Karoliniškių policijos, rašė pareiškimą, kad iš manęs atimtų antspaudą. Ir tyrėjas policijos nuovados, visiškai nekreipdamas dėmesio, kad policija ir kitos valdžios institucijos neturi teisės kištis į profsąjungos vidaus reikalus ir spręsti, kur čia dabar tos šalys yra teisios, kur teisi, kur neteisi, tiesiog pareikalavo iš manęs grąžinti antspaudą. Kadangi aš nesutikau to antspaudo grąžinti, jis man surašė administracinės teisės pažeidimų protokolą, perdavė Vilniaus miesto savivaldybės administraciniai komisijai. Aišku, toj komisijoje man neleido susipažinti net 3 kartus su bylos medžiaga, neleido atsivesti advokato ir komisija mane nubaudė 150 litų bauda, kaip jau pažeidėjai vardino. Už savivaldžiavimą. Taip, už savivaldžiavimą. Įdomiausia, kad už savivaldžiavimą. Kad negrąžinau antspaudą, tai aš savivaldžiavau, sėdėdama ant sofos. Tai yra, po to apskundžiau administracinės komisijos veiksmus 4 apylinkės teismui ir teismas pripažino, kad nebuvo administracinių teisės pažeidimo įvykio, nei sudėties. Ir panaikino tiek baudą, tiek patį sprendimą administracinės komisijos. Bet jūsų oponentą vėl skundė, taip? To teismo sprendimų jie neskundė. Tik tai tiek, kad mes po to dar buvom padavę ir ieškinį dėl susirinkimo sprendimų pripažinimų neteisėtais ir negaliojančiais. Tai dabar tas sprendimas šitoje byloje yra, ten buvo papildoma byla. Jie norėjo mane nubausti, kad laimėtų šitą bylą. Kad jeigu būtų įsiteisėjęs sprendimas dėl tos baudos administracinės, tai reiškia, kad aš jau trukdau jų profsąjungai veikti. Ir būčiau sutikus, kad esu kalta iš tikrųjų. O dabar šitoj byloje, kada mes pateikėm ieškinį dėl to, kad pripažintų jų veiksmus neteisėtais ir negaliojančiais, pavyko pasiekti laimėjimą, nes to teismas pripažino. Gal reiktų dar
biškai neužbėgam įvykiams už akių, kol kas šitas Vilniaus miesto antro apylinkės teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs. Ana šalis gali dar skųsti per 30 dienų Vilniaus apygardos teismui. Na ir aš taip galvoju, kad čia be to viskas nėra pasibaigę, bet mes turime pagrindinius motyvus, kuriuos mes parašėm, kad pripažintų, teismas tai atsižvelgė. Teismas konstatavo, kad tie asmenys šaukė neeilinį visuotinį narių susirinkimą, visų pirma, nebuvo profesinės sąjungos nariai. Teismas pasisakė taip, kad iš teismo sprendimo argumentacijos galima suprasti taip, kad tas jų prašymo pateikimas laikyti profesinės sąjungos nariais nėra fakto konstatavimas, kad jie jau yra profesinės sąjungos nariais. Teismas savo sprendime labai aiškiai pasisakė, kad šitie naujieji profesinės sąjungos nariai nesilaikė būtent Karoliniškių profesinės sąjungos įstatų, konkrečiai reglamentuojančių stojimo tvarką. Tai visų pirma, jie neužpildė, kadangi Karoliniškių profesinė sąjunga yra pirminė organizacija Lietuvos medikų profesinės sąjungos, tai šitie naujieji nariai neužpildė, kaip pagal įstatus reikalaujama, neužpildė privalomos stojimo anketos, taip pat nesumokėjo stojimo mokesčio, taip pat jiems nėra išduotas patvirtinimas, kad jie yra profesinės sąjungos nariais, tai yra nario pažymėjimas. Ir plus nėra Karoliniškių profesinės sąjungos tarybos kaip valdymo organo sprendimo priimti šitos asmenys į profesinę sąjungą. Nėra pagrindo juos priimti. Ne tai, kad nėra pagrindo, bet apskritai nepriimtas sprendimas juos priimti. Tai mes gaunam tokią situaciją, kad asmenys bandė pasinaudoti tuo, kad jie pateikė prašymus ir iš karto jos save laiko profesinės sąjungos nariais. Nu taip negali būti. Yra formalūs reikalavimai, ne tik kad formalūs, yra griežti reikalavimai, kuriuos tu privalai atlikti, kad gautum tam tikras teises profesinės sąjungos nario. Šiuo atveju procedūra nebuvo įgyvendinta, na ir teismas visą tai savo sprendimą, mano nuomonė, pakankamai gražiai ir argumentuotai išdėstė. Ir tai yra pagrindas būtent naikinti visų jų priimtus sprendimus, kaip neteisėtus, kadangi, kaip ir teismas pasisakė savo sprendime, iš neteisės teisė ginti negali. Jūsų kaip teisininko akimi žiūrint, policijos veiksmai buvo, kuo jie pasižymėjo policijos veiksmai? Na, iš vienos pusės taip. Policijos tyrėjas, kuris surašė ponė Albinai Koliauskaitei administracinių teisės pažeidimų protokolą, jis visų pirma, mūsų nuomonė, aišku, 4 apylinkės teismas to jau nebenagrinėjo, kadangi jis rado pagrindinius argumentus kitus, bet visų pirma, tai čia buvo, mano nuomonė, tokie procesiniai pažeidimai padaryti. Visų pirma, kad jeigu mes pažiūrėtumėm administracinių teisės pažeidimų protokolą, kuris yra surašytas, tai jame nėra surašyta nei kokius veiksmus ponė Albina Kavaliauskaitė atliko kaip savivaldžiavimo faktą nepagrindžiančius, nes būtent tas straipsnis administracinių pažeidimų kodekso, kuris reglamentuoja savivaldžiavimo faktą, jis yra blanketinė norma. Tai reiškia, pačios įvykio mes turime ieškoti kitame teisės akte. Šiuo atveju administracinių teisės pažeidimų protokole tai nebuvo įvardinta. Tai iš vienos pusės mums sunkino galimybę kaip gintis, nes mes nežinom, kuo mes esam kaltinami. Mes turim savivaldžiavimą kaip įvykį, kuris yra blanketinė norma nukreipta kažkur. Ir administracinių teisės pažeidimų protokole to nėra įvardinta. Kur nukreipiamas? Aišku, savivaldybės administracinių ginčių komisija neva paskui jau pritempinėja į profesinių sąjungų įstatymo tam tikrus straipsnius, bet, turim 4 apylinkės teismo sprendimą, kuris yra įsiteisėjęs jau šią dieną, kur pasisakė, kaip ir ponė Albina Kavaliauskaitė minėjo, kad nėra nei įvykio, nei sudėties. Būtent tam administracinių teisės pažeidimų, kurį neva bandė inkriminuoti mums anoji šalis. Dar norėjau pasitikslinti, o kodėl, kam jūs užkliuvot, kodėl iš jūsų norėjo atimti profsąjungą, kam jūs perbėgot kelią, sutrukdėt, ar kokios čia galėjo būti intrigos? Tiesiog, manau,
tai, kad aš užkliuvau naujai atėjusiai direktoriai, kuri 2009 metų pabaigoje atėjo į darbą Karoliniškių poliklinikoje ir pradėjo atleidinėti tiesiog masiškai darbuotojus. Visi mūsų profsąjungos nariai buvo apginti, gavo išeitinės kompensacijas, pavyko tiesiog... Jūsų dėka, jūsų profsąjungos. Tai mūsų profsąjungos, tiek nariai, kurie kreipėsi į mūsų pagalbos, mes visus juos apgynėm. Kiti, kurie tiesiog išėjo be jokių išeitinių, daug metų pradirbę poliklinikoje, be kaltės buvo išvykti be išeitinių kompensacijų, tiesiog žmonės buvo nuskriausti. Tiesiog drastiškos priemonės buvo panaudotos prieš juos ir stovėti nuo šaly, žiūrėti, kaip su žmonėmis nesiskaitoma, kaip jie išmetami iš darbo nepagrįstai, tuo labiau, kad ne pagal įstatymus, mes negalėjom kaip profsąjunga. Po to, sakau, gynėm, kiek galėjom, po to pati nukentėjau, pasakė, nesikiš, pasakė išeik, tai jeigu kišausi, toliau gyniau žmonės, po to mane atleido iš darbo. Kaltės. Ir jūs buvote atleista iš darbo? Aš buvau kaltės be įspėjimo atleista iš darbo, tik teisme sužinojau, kuo esu kaltinama, kad buvo parašyti 7 tarnybiniai pranešimai. Ir po to teismai nagrinėjo tuos 7 tarnybinius pranešimus, kaip aš juokauju, tai anksčiau veždavau už tarnybinius pranešimus į Sibirą, dabar tai iš darbo išmetė. Ir vis dėlto 3 teismai, net iki aukščiausių teko pabuvoti, nueiti tiesiog skust, pripažino, kad atleidimas buvo neteisėtas, kaltės nebuvo. Ir mane grąžino į pareigas Karoliniškių poliklinikoje dirbti. Ir po kiek laiko čia truko? Kelis metus viskas, taip? Porą metų, daugiau kaip 2 metus truko. Tai čia galima taip manyti, kad jūs buvot atleista iš darbo ir iš jūsų pabandyti atimti profsąjungą dėl to, kad jūs elgėtės principingai. Taip, galima teikti, todėl, kad net ir protokoluose yra pažymėta, ką jie tos neeilinio susirinkimo metu užprotokolavo, kad jie stoja į profsąjungą todėl, kad reikia užčiaupti Kavaliauskaitę, kadangi jinai paviešino pirmą mirties atvejį, ten moteris mirė poliklinikoje nesulaukusi būtinosios pagalbos. Tai dabar tą dieną, kaip tik po balandžio 8 prieš metus mirė kitas žmogus ir jinai gali vėl paviešinti tą atvejį. Tai dėl to jie visi ir stoja į tą profsąjungą maždaug, kad nebūtų viešinti atvejai tokie. Nes jau sugadina poliklinikos įvaizdį. Vietoj to, kad jie galvotų, kaip užtikrinti būtiną pagalbą, kaip suteikti žmogui kokybiškas paslaugas, kad žmonės nemirtų gydymo įstaigoje, nesulaukia pagalbos, tai jas nusprendė kitaip tiesiog lengviausiu būdu. Aš negalėčiau lankytis poliklinikoje, nes buvo atleista kaip darbuotoja, negalėjau lankytis, tai aš ėjau kiekvieną dieną į polikliniką kaip profsąjungos pirmininkė ir matydavau iš arti tiesiog tos visus trūkumus darbo organizavimo. Ir kada nepavyko ir su policijos pagalba mane išmesti iš tos poliklinikos, išvyti kaip profsąjungai sutrukdyti dirbti, tada jie nusprendė, kad reikia užduoti profsąjungą. Advokato padėjėjai norėčiau paklausyti, čia šitas atvejis yra unikalus, ar yra daugiau jūsų praktikoje tokių dalykų ir kuo šitos bylos peripetijos gal turi kažkokius savo specifinius bruožus? Dėl daugiau atvejų pasikartojimo praktikoje, mano žiniomis, galim toks dvipusės atsakymas, yra labai daug bandymų perimti, nebūtinai profsąjunga būna daug medžiotojų būrelių perimimą, bet šiuo atveju perimime valdžios dalyvauja jau esami nariai. Šitas atvejis yra kuo unikalus tuo, kad naujai atėję žmonės, nes iš bylos medžiagos mes žinom, 11 metų balandžio 7 dieną jų įteikiami prašymai laikyti nariais ir iš karto balandžio 8 dieną jau organizuojamas neva narių rinkimas. Tai va šitas atvejis yra unikalus to, kad savo laiko tarpu, kaip naujai įstoja arba norintys įstoti asmenys perima visą valdymą. Ir visom mūsų institucijom, tiek registrų centrui, tiek paskui atitinkamam bankui, visiškai pakankama duomenų. Pasivadinę save nariais surašo kažkokį protokolą, tarkim, be institucijos profesinės sąjungos kaip juridinio asmens antspaudą, nors pagal mano nuomonę ir ką civilinio
civilinis kodeksas reglamentuoja, kad jeigu juridinis asmo turi antspaudą, jo dokumentai turi būti antspauduoti. Su tuo antspaudu. Būtinai. Nu, taip yra. Ir su tokiu protokolu, kuris neturi antspaudo, jie keliauja į registrų centrą, užsiregistruoja naujus valdymo organus ir pasiėmė iš ten išrašą, keliauja į banką, pasiėmė banko valdymo sąskaitos valdymą. Tie pinigai lėšos. Jo, tai šitas atvejis būtent ir yra unikalus to, kad yra per trumpiau negu savaitę yra perėmumas visiškai svetimų žmonių organizacijas valdymas. Ir žodžiu, bankams gerai, policijai gerai, ir registrų centrui gerai. Taip. Nu, čia galbūt registrų centras, jis savo atsiliepimuose irgi rašė, kitose raštus atsakymuose, čia gal ne pačio registro centro kaltė yra, bet čia yra galbūt kaltė pačio reglamentavimo. Nes profesinės sąjungos yra pakankamai liberaliai reglamentuojamas tiek įsteigimas, tiek visi pranešimai teikiami registrų centrui ir taip toliau, ir taip toliau. Lyginant su kitais juridiniais asmenims, uždara akcinė bendrovė ar dar kažkokia kita. Ir tai va, būtent šioje vietoje ir pasimatė būtent tos silpno reglamentavimo spragos, kad registrų centras mes, sako, netikrinam, bankui, sako, mes tikim registrų centru ir viską tai mes turim, ką turim. Nu, aš tikiuosi, kad šita byla vienas žingsnis jau yra žengtas, aš nebejoju, kad bus antras, galbūt netgi trečias, bet galų gale bus vis tiek tai, ką mes esam pasiekę dabar, viskas tas įsigalios investicijas ir tai bus galbūt pamoka tiek kitom profesiniam sąjungom, tiek galų gale ir mūsų valdžios institucijom, kad į profesinę sąjungą reikia žiūrėti rimtai, kaip į organizaciją, kuri vis dėlto atstovauja žmonių interesus, darbuotojų interesus prieš darbdavį. Ypač realiai gina. Jeigu jinai būtent pagal profesinių sąjungų įstatymą bent jau deklaratyviai yra pakankamai nustatytos didelės galios įtakoti. Aišku, kaip taip pat pavyksta įgyvendinti, matom, ponios Albinos Kavaliauskaitės pavyzdžių, kad darbdavys nėra labai suinteresuotas, kad ta aktyvi profsąjunga jam priešintųsi. Kad realiai veiktų, geriau, kad nebūtų profsąjunga. Geriau, kad nebūtų, arba jinai būtų ta tokia, vadinkim, kišeninė. Pasidėjau kišenę šalia ir mes ją turim, bet realiai jinai nieko nedaro. Nedaro tą, ką galėtų daryti. Galbūt taip reikėtų pasakyti. Dabar, gerbiama Albina, o jums spaudimai čia kokie daromi, kad jūs per teismus sugrįžot į ankstesnį darbą? Taip, nes balandžio 26 dieną Aukščiausias teismas priėmė nutartį, kurie grąžino mane į ankstesnės pareigas Karoliniškių poliklinikoje, tačiau darbdavys šitos nutarties stengiasi nevykdyti, tiesiog sako, aš nesuprantu jos, kaip įvykdyti. Ir man 4 dienas teko keliauti į darbą antstolių lydimai. Nes darbdavys, kiek ateinu į darbą, jis pasako, nėra darbo vietos, aš nežinau, nesuprantu, atneškit vykdomąjį raštą, tada galbūt ir suprasiu, kaip įvykdyti nutartį. Noriu priminti, kad vykdomasis raštas neišduodamas tiesiog per vieną dieną, maždaug per 10 dienų terminas toksai yra, kad gauti tą vykdomąjį raštą, tai tiesiog man pavyko apsisaugoti nuo pravaikštos, nes jeigu būčiau vykusi be antstolių į darbą, praktiškai būtų pripažinę, kad aš nebuvau tam darbe. Užtenka kelių liudininkų, kad sakys, o jinai nebuvo atėjusi. Nes ir bandė vadovė poliklinikos pasakyti, net sveikatos skyriui pamelavo, kad jinai buvo atvykusi į polikliniką 8 valandai, manęs nesulaukė ir išvyko, nors aš stovėjau su antstoliu prieš 8. Tai antstolis patvirtino. Taip, laimė, kad antstolis fiksavo tą faktą tiesiog ir buvo dokumentas, kad aš buvau prieš 8, nes kitaip jinai būtų, nesakau, net sveikatos skyriui pasakėte, manęs nebuvo darbe. Tai kai pati atvyko po 11 valandos tik į darbą. Tai va toks, spaudimą, tai jie buvo paskelbę net spaudoje, kad neaišku, kaip aš ten įsilaikysiu, kaip aš ten galėsiu dirbti, pati direktorė tai pareiškė spaudoj, kad jeigu tiek darbuotojų padaryti teismą, tai ten jau tie darbuotojai gali mane suvalgyti maždaug darbe. Ir aišku, pakankamai sudėtingos sąlygos dirbti, nes kiekvienas
Aišku, iš tų tikrai yra darbuotojų, kurie yra palaiko, bet yra tokių, kurie nori pasirodyti geresni, nori išsaugoti savo darbo vietą, kurie nesijaučia stipriais specialistais ir tik nori dėl to išsilaikyti toj darbo vietoje, tada įmasi įvairiausių provokacijų. Bet kol kas penktą savaitę vis dėl to darbo. Tai apie tas provokacijas mes čia dar artimiausių metų pasišnekėsim. Dabar teisininko norėčiau dar pasiklausti, kokie galbūt jūs turėt kažkokių pastabų teisėjams, oponentų, advokatams, ar kaip išryškinti dar iki galo tuos svarbiausius momentus. Į ką jūs norėtumėte atkreipti dėmesį ir... Tai mes dėmesį ir kreipiame tai, kad jeigu mes žiūrėtume būtent šitą bylą, tai yra profesinės sąjungos bylą, tai mes ir kodėl mes ir stengiamės įtraukti tiek registrų centrą, tiek tinkamą banką į šitą bylą kaip trečiosius asmenys, kad išsiryškintų, kad negalima visiškai aklai tikėti atnešamais dokumentais, kad jeigu nėra antspaudo, tai jūs esate ta institucija, kuri fiksuoja ir įtvirtina juridinį faktą registrą, viešam registrą, kuriuo naudojasi paskui tiek bankas, tiek kitos institucijos. Tai va, mūsų buvo tas pagrindinis tikslas ir noras, kad būtent atkreipti dėmesį į profesinės sąjungas. Nes mes šiuo metu turime profesinių sąjungų įstatymą, kuris, tai jeigu taip švelniai sakant, yra morališkai pasenęs. Ten jame yra tokių normų, kurios jau nebegalioja praktiškai. Arba yra profesinių sąjungų įstatymų yra tokių normų, kurios yra nukreipiamas, kaip jau minėjau, blanketinės į kažkokius teisės aktus, kurių jau nebėra. Tai va, viso to noras yra, kad vis dėlto tiek valdžios institucijos, tiek institucijos kitos, kurios atlieka tam tikras funkcijas dokumentų registravimą, kad atkreiptų dėmesį ir galbūt siūlytų tiek profesinių sąjungų įstatymą, tiek patį griežtintų tvarką registruojant atitinkamus dokumentus. Šiuo atveju gerai, kad mums pavyko apsiginti. Pavyko pirmą žingsnį žengti. Bet kiek į viešumą neišlenda tų situacijų, kurie arba nepavyksta apsiginti, arba net nebando, nes tiesiog teismai yra toks maratonas, kuris trunka ne vienus metus ir kainuoja ne vieną žilą plauką ant galvos. Žodžiu, šitas atvejis, kaip jums atrodo, demonstruoja, kad vis tik, nepaisant visuomenės labai neigiamą požiūrį į teismus, vis tik galima ir verta ir ieškoti teisybės ir net galima apsiginti. Taip? Įvykiai su profesinė sąjunga ir su pačia Albina Kariauskaitė rodo, kad kiek mes jau turėjom gal 4. bylą ir mes kol kas žingsnis po žingsnio visas įveikiame ir jeigu mes einame su stipriais argumentais, nebandome kažkur iš šono kažko nupiešti arba išaiškinti teisės normą taip, kaip jinai neturėtų būti aiškinama, o mes ją aiškiname taip, kaip turėtų būti, jeigu mes dirbame pagal įstatymo raidę, kaip turėtų būti įstatymo raidėje parašyta, kaip jos leidėjas tai įtvirtino ir ką turėjo jisai minty, tai viskas yra įmanoma. Tiesiog reikia apsišarvuoti kantrybę, paruošti tinkamai argumentus ir slys toliau. O jūs ką patartumėt? Aš patarčiau visuomet visiems kovoti iki galo. Jeigu esi teisus, tai visuomet stengtis eiti iki galo, ginti savo tiesą, savo teisę, kad nesam mes vargai, kad man neįdėtų iš darbo, tiesiog pasakyti, kad man čia nepatinka tavo veidas arba kad sąjungas išgrobtų. Tiesiog, jeigu konstitucija man suteikia tokias teisės, galimybės gintis, jeigu man suteikia teisę į darbą, teisę į profsąjunginę veiklą, jeigu ginti žmonės, tai manau, kad visuomet reikalinga kovoti už savo idėjas. Jeigu aš esu teisi, aš visuomet eisiu iki galo. Ir darbuotojus savo gyniau iki galo, tiesiog dėl to pačią išmetą. Man dar būtų labai įdomu sužinoti, kaip čia vis dėlto ta policija veikia, kaip ji
čia jūs suėmė, areštavo, ar atėmė tą antspaudą, ar kokie jos veiksmai buvo mūsų policininkų? Policininko veiksmai mane labai nustebino, nes po atleidimo iš darbo, kaip aš ir minėjau, kad aš tiesiog ėjau kiekvieną dieną į Karoliniškių polikliniką, kadangi likau medikų profesinės sąjungos pirmininkė. Ir tiesiog, jeigu darbuotojai pasakydavo, kas pas juos blogai, kokios darbo sąlygos netenkina, tiesiog teko kelis kartus kviesti darbo inspekciją, teko kreiptis į mokesčių inspekciją, kadangi buvo atlyginimai netinkamai išmokėti. Todėl gavau kelis perspėjimus iš administracijos, kad jeigu aš dar ten pasirodysiu poliklinikoje, man bus iškviesta policija. Vieną dieną taip ir įvyko, tiesiog atėjus man pas darbuotojus, pas profsąjungos narius, pasirodė pareigūnai policijos, administracijos darbuotojai parodė pirštų į mane ir jie atėjo pas mane prašyti dokumentų. Tiesiog sakau, ką aš pažeidžiau. Ne, jūs nieko nepažeidėte, bet dokumentus parodykit. Parodžiau dokumentus, sako, važiuosim įsiaiškinti. Sakau, tai ką aš pažeidžiau, kad kodėl jūs mane norite vežtis įsiaiškinti. Vis tiek man aiškina, kad reikia važiuoti įsiaiškinti. Sakau, ar yra pareiškimas koks nors. Tai paskui jie patys sugalvojo, paprašė administracijos, kad parašytų kokį nors pareiškimą. O ką administracija parašė? Administracija parašė, kad maždaug aš įėjau į registratūros patalpas, kur sudėtos kortelės. Bet aš policininkam paaiškinau, aš esu profsąjungos pirmininkė, mano darbuotojai, registratūros darbuotojai, tai yra mano profsąjungos nariai, registratūros darbuotojai ir darbo vietoj aš turiu spręsti, kokios jų yra darbo sąlygos, o ne iš gatvės stebėti ar iš koridoriaus stebėti, kaip jie dirba. Tai profsąjungų įstatymas man suteikia teisę užeiti į darbuotojų darbo vietą, nesvarbu, kad ten užrašytos tarnybinės patalpos tai rodo, kad yra darbo vieta. Tačiau policininkų tų neįtikino tiesiog ir jie mane išsivežė policijos nuovadą, įsiaiškinti, kaip jie aiškino. Bet svarbiausia, kad net tam pareiškime buvo nurodyta vardas, pavardė ir kad buvusi darbuotoja, taip, kad buvo pakankamai duomenų patikslinančių mano pasakymus ir to labiau, kad aš turėjau ir asmens dokumentus vietoje parodžiau pareigūnams. Buvot blaivi? Buvau blaivi, prie nieko nesikabinėjau. Prie nieko nesikabinėjau. Tiesiog kalbėjausi su buvusiais savo pacientais ir visų to pacientų akivaizdai, kad mane įsiveža policija į nuovadą. Iš to tiesiog tokio brutalaus smurto panaudoto tokio neteisėtumo, kai nėra kaltės, kai nėra pažeidimo, kai nieko negali net jie patys nurodyti, kodėl jie mane vežasi kažkur aiškintis, tikrai sutriko sveikata, išsigandau, nes aš pirmą kartą iš tikrųjų taip baisiai pasijaučiau tokia neteisiškumas toksai, kad policija, kuri turėtų mus saugoti, ginti ir ką jie deklaruoja visur viešai, kad jie tik tai pažeidėjus vežasi, tai ir pagal policijos veiklos įstatymą pagrįstai tardami padarius pažeidimą, jie man jokio pažeidimų nenurodė, vežasi į policijos nuovadą aiškintis. Nuvežus į policijos nuovadą, tiesiog ateina kažkoks viršininkas, pasako, jūsų čia niekas nelaiko, jūs galite keliauti iš čia. Bet esmė, kad nieko neforminus patrulių išvežta į nuovadą, įsivaizduokit, aš atsikelčiau eiti, tai yra pasipriešinimas policija arba bėgimą fiksuotų ir tada jau akivaizdu, kad jau už pasipriešinimą policijai teis baustų. Kiek jūs ten praleidot valandų? Ne, aš pakankamai neilgai, nes suprantat, per stipriai sureagavo sveikata, tiesiog paskui policijos pareigūnai kvietė greitąją ir teko praleisti su mikroinsulto ligoninėje savaitę. Labai linksma buvo. O teisininko požiūriu, kaip jūs vertintumėt policijos veiksmus? Na, čia nereikia teisininko labai didelio požiūrio, mes turime Lietuvos vyriausią administracinio teismo nutartį, kuriame pasisakė vyriausias administracinis teismas, kad šitie policijos veiksmai buvo neteisėti. Nes buvo pažeistas policijos veiklos įstatymas, kuriame, dabar tiksliai neprisimenu, kuris straipsnis, bet pasisakė, kad policijos pareigūnai, šiuo atveju buvo ponia Albina Kauliauskaitė nuvežta į policijos nuovadą nustatyti tapatybei. Bet teismas šiuo atveju labai konkrečiai pasisakė, kad tokius veiksmus atlikti galima tik tada, kada yra padarytas kažkoksai pažeidimas. Tuo labiau, kad jį turi asmens tapatybę nustatančių dokumentų. Kad buvo asmens tapatybės kortelė parodyta policijos atstovui, visą tai neigia.
Tačiau bet policijos atstovė, kurie atstovavo policijos nuovadai vyriausiam administraciniam teisme, pati pripažino, kad jokia nusikalstama ar kažkokia veika nebuvo atlikta, bet buvo išvežta tapatybei nustatyti. Kodėl? Taip iki šiol proceso metu taip ir nesugebėjo paaiškinti. Teismas tuo remdamasis, kad būtent ponios Albinos Kavaliauskaitės veiksmuose nebuvo jokio nusikaltimo arba nusižengimo padarimo ir ją nuvežti, išvežti į policijos nuovadą tapatybei nustatyti nebuvo pagrindo. Policijos atstovai vėlgi bandė teikti, kad neva ponia Albina Kavaliauskaitė pati sutiko vykti į nuovadą. Bet, pabandykime modeliuoti situaciją, jeigu nebūtų atsisakiusi vykti į nuovadą. Tai iš karto būtų, kaip ponia Albina Kavaliauskaitė minėjo, tai būtų pasipriešinimas neva teisėtam policijos veiksmam ir mes šiuo atveju turėtumėm dar vieną bylą. O dabar policija atsiprašė, reagavo, ten kažkas buvo nubaustas, perspėtas, įspėtas. Šiuo atveju, aš kiek žinau, buvo dar nesant Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarčiai, kiek aš žinau, buvo pas jos vidinis patikrinimas. Tarnybinis patikrinimas, aišku, tarnybinių patikrinimų rezultatus mes visi konkrečiai galime spėti, kad, aišku, nieko jie blogo nerado. Tačiau, kadangi mes skundėme Vilniaus būtent policijos veiksmus į administracinį teismą, vyriausias administracinis teismas tenkino nežymę dalį dėl neturtinės žalos, tai neva yra satisfakcija. Aišku, kokia ten tos piniginės. Simbolinė, taip. Čia yra esmė, yra kas ką kiek priteisė. Mūsų atveju yra principinė nuostata, yra tai, kad vis dėlto mes parodėm, kad taip elgtis su mumis, su visais Lietuvos Respublikos piliečiais, netgi ir policijos pareigūnam, o ne taip gal reikėtų pasakyti, o ypač policijos pareigūnam negali. Vis dėlto jie yra tas ramstis, kuris įgyvendina arba padeda užtikrinti saugumą. Jie negali būti instrumentas sukurti tas nesaugias sąlygas. Jie turi užtikrinti ir jie turi savo policijos veiklos įstatymą, kurio būkit mėly konkrečiai ir vadovaukitės. Taip kaip parašyta, o ne interpretuokit, kad neva trukdė dirbti, dėl to mes išvežėm į nuovadą tapatybę nustatyti, bet pažeidimą mes neužfiksavom. Tai kas čia? Taksi? O paskui jūsgi pati turėjote iš policijos važiuoti? Tiesiog mes... greitoji jūs išvežė, greitoji. O jeigu negreitoji, tai jūs būtumėt privesta pati grįžti? Atvirai sakant, aš net neįsivaizduoju, kokia ta situacija būtų buvus toliau, nes visų pirma matėsi, kad jie provokavo, jau atėję į tą, kad tikėjosi, kad aš bėgsiu nuo jų pačioj poliklinikoje ir jie baisiai buvo apstulbę, tiesiog, kad aš nesipriešinau ir nebėgau nuo policijos ir pati paaiškinau, ką aš čia veikiu, kodėl aš ten buvau įžengusi tas tarnybinės patalpas, viską yra, tiesiog garso įrašas net padarytas. Kalbantis su policininkais, atsakau, jei aš jų pati prašiau, tai sakau, kokiu pagrindu jūs mane vešite į nuovadą, ar pareiškimas, ar kas yra, kad kodėl jūs vešite, ir paskui jie patys jūs paprašė direktorės, kad parašytų pareiškimą. Kad jeigu parašė pareiškimą, tai turėjo tirti vietoje aplinkybės. Pareiškime buvo nurodyta, kad aš jau tas tarnybinės patalpas, registratūros. Tai reiškia, kad turėjo aptverti registratūros patalpas, čia pagal policijos veiklos įstatymą ir pagal patrulių veiklos instrukciją, aptverti patalpas, suskaičiuoti ligos istorijas, tas korteles, galbūt aš kažkokią tai pasėmiau tą kortelę, pavogiau, nes ten konfidenciali informacija, kaip buvo įvardinta. Aš turėjau būti supažindintas su tuo pareiškimu, turėti galimybę įsikviesti advokatą, turėti galimybę nurodyti liudininkus tų aplinkybių. Tačiau man tų sąlygų nebuvo tiesiog sudaryta, nes nebuvo informuota net apie pačio pareiškimo esmę. Tiesiog pamojavo prieš nosį to pareiškimu ir pasakė, važiuojam. Ir kaip ir advokatas minėjo, kad tiesiog, kaip jie aiškina, kad atstovas jų aiškino, kad maždaug aš nesipriešinau ir policininkams ir tiesiog maždaug geranoriškai važiavau į policijos nuovadą. Tačiau yra pasisakęs Europos žmogaus teisių teismas vienoje byloje, kad net jeigu pats nepažeidėjas, pats žmogus norėtų važiuoti į
policijos mašina ten į nuovadą ar kažką, kad nepadaręs pažeidimo, tai yra jau laisvės apribojimas, tai yra neleistina vis dėlto. Ir įdomiausia, kad buvo apygardos teismas, tas pirmoji instancija, kad tai pažymėjo, teisėja paklausė policininkų, kad ar jinai jūsų neperspėjo, kad jūs pažeidžiate jos teises. Jūs turit dar... Taip, aš visur informuoti turiu policininkus, jie mane sulaiko, tiesiog nepadarius pažeidimų, bet aš turiu juos informuoti, o ne jie mane, kad aš kokios mano yra teisės. Labai nustebino šitas klausimas policininkams. O kiek čia iš viso buvo tų bylų iki teisminių tyrimų ir... Na, jeigu taip pradėtum skaičiuoti, tai viskas buvo policijos byla dėl neteisėtų policijos veiksmų, tai viena, kuri yra jau pasibaigusi ir vyriausio administracinio teismo nutartim. Tada mes turime darbo bylą, kuri pasibaigė Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartim. Taip pat turime įsiteisėjusią Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo sprendimu dėl savivaldžiavimo. Taip pat turim Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo būtent 12 metų birželio 15 dienos sprendimą, kuris, šiuo atveju, kada nėra įsiteisėjęs. Ir kas yra susijęs būtent su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo šitą visą bylą dėl profesinės sąjungos užgrobimo, tai mums jau po metų nuo visų įvykių pavyko inicijuoti, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Būtent dėl pagal baudžiamojo kodeksą, dėl trukdymo profesinei sąjungai. Nes baudžiamasis kodeksas numato baudžiamą atsakomybę dėl būtent trukdymo profesiniai sąjungai. Na ir mums, sakau, beveik po metų, 2 kartus nukeliavusi skundais iki teisminio tyrimo teisėjo, pavyko. Nenoriai, taip? Na, buvo, čia viskas prasidėjo 11 metų balandžio mėnesį, balandžio pradžioj, buvo surašytas pareiškimas, ponios Valdinos Karaliauskaitės buvo surašytas pareiškimas į policijos nuovadą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Buvo pateikta pakankamai daug medžiagos iš karto, kad būtų inicijuotas ikiteisminis tyrimas, tačiau tyrėjas netenkino mūsų prašymą. Tada sekė skundas prokuratūrai. Prokurorė mūsų skundą vėlgi atmetė. Tada mes kreipėmės į ikiteisminio tyrimo teisėją su skundu. Ikiteisminio tyrimo teisėjas tenkino mūsų skundą ir liepė pareiškimą nagrinėti iš naujo tyrėjai. Vėl pareiškimą mūsų nagrinėjo naujas tyrėjas. Naujas, ne tas pats. Ne tas pats, naujas, kitas. Vėl jis nagrinėjo, vėl atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Tada vėl iš mūsų sekė skundas prokurorui. Prokuroras vėlgi neįžvelgė tyrėjo netliktų veiksmų, atsisakė tenkinti mūsų skundą. Mes antrą kartą, man rodos, berods buvo 11 metų galas, vėl kreipėmės į ikiteisminio tyrimo teisėją, kuris jau šių metų sausio kažkada tai patenkino dar kartą mūsų prašymą ir galų gale jau ikiteisminis tyrimas yra pradėtas. Na, aš taip viliuosi, kad būtent šita Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimas šitas turės tokį didesnį postūmį tyrėjus atidžiau pasižiūrėti į šitą ikiteisminį tyrimą ir jį principingai išnagrinėti. O gal galite įvardinti tą 2 apylinkės teismo teisėją, kuris... Na, šiuo atveju mūsų bylos pirmininkas ir pranešėjas buvo teisėjas Visvaldas Kazakiūnas. O dabar čia visos šitos bylos yra tarpusiai labai susijusios? Na, aš tiesiog sukasi apie vieną aš. Viskas vis tiek galų gale kažkaip susijęs su Karoliniškių poliklinika. Viskas. Ir o kiek laiko metų? Čia 4 dabar nesusiskaičiuoju, 4-5 metai. Tai viskas Čia prasidėjo. porą metų. Aš kaip supratau, Atleidimo iš darbo, mane po atleidimo iš darbo 2010 metų kovo 22 dieną ponia Albina Kauliauskaitė atleista iš darbo, tada sekė jos ieškinys
dėl neteisėto atleidimo, na ir prasidėjo visa šita gadynė, kur mes neikasės iki šiol, na, bet jau keli etapai yra pasibaigę neskundžiamomis nutartimis, taip, nu, kol kas viskas